Viltrox 75 mm objektyvas yra unikalus objektyvas Fuji linijoje. Šį objektyvą man davė išbandyti RCA foto, apie kuriuos daugiau papasakosiu šio epizodo pabaigoje. Šis objektyvas, manau, gali būti tikrai vadinamas bokeh karalium, kadangi 1,2 diafragmos šviesumo bokeh atrodo labai įspūdingai. Naudojau Fuji X-T5 kamerą bei keletą savo mėgstamiausių Fuji spalvų receptų, kuriais galėsiu pasidalinti video aprašyme. Šis objektyvas, be to, kad turi labai gerą bokeh, taip pat yra pakankamai aštrus objektyvas, net ir prie 1,2 diafragmos. Jo bokeh turi labai išskirtinį bruožą, matosi kampuose toks squirrely efektas, šiek tiek išlenktas bokeh, kas gali kai kam patikti arba kaip tik erzinti. Kur šį objektyvą matau panaudojant, tai filmavime, kadangi jo esantys fokusavimo motorai veikia iš tiesų pakankamai greitai ir taip pat labai tyliai. Galėčiau palyginti su Fuji linijinių motorų veikimu, kurie yra naujose Fuji objektyvuose. Šiuo atveju yra vienas iš tokių man asmeniškai didžiausių pranašumų, ypač lyginant su mano turimu Fuji 56 mm objektyvu, kuris iš tiesų yra taip pat vienas iš naujesnių Fuji objektyvų, bet neturi viduje esančio linijinio motoro. Šis objektyvas visai neblogai galėtų tikti ir gatvės fotografijoje. Išbandžiau labiau architektūros fotografijos dalį su juo ir tikrai buvo įdomu su juo atrasti įdomesnius, galbūt tokius net ir nebandytus kampus. Dėl to aš manau, kad jisai net galėtų būti kaip ir gera alternatyva Fuji 90 mm objektyvui, kuris yra labai mėgstamas gatvės fotografų. Taigi šio objektyvo trūkumai būtų tokie, jog jo fokusavimo atstumas yra ne arčiau kaip iš pusės metro, tai šiek tiek gal sumažėjo funkcionalumas, jį bandant panaudoti kaip makro objektyvą. Taip pat šis objektyvas jis turi pakankamai didelį žinio nuotolį ir su juo tikrai nebus lengva įsitekti mažesnėse fotostudijose. Geriausiai su juo dirbti tai yra lauke, kur yra daugiau erdvės bei daugiau vietos. Fotografuojant prie 1,2 jisai turi pakankamai stiprų vinjetės efektą, kas nėra taip ir blogai būtent fotografuojant lauke. Taip apibendrinant, už savo kainą šis objektyvas yra vienas geriausių portretinių ir semi-tele objektyvų, kurį galima pasirinkti Fuji sistemai su 1,2 diafragma ypač. Net jį galima ir naudoti fotografuojant ir tamsiu paros metu. Todėl netgi ir priėmiau sprendimą pakeisti savo turimą Fuji 56 mm objektyvą. Taip pat, jeigu ir jūs norėtumėte įsigyti naują objektyvą ar fotoaparatą, tai rekomenduoju apsilankyti RCA foto esančius Vilniuje. Jų tikrai yra pakankamai platus asortimentas, jie gali pasiūlyti vienas geriausių kainų fototechnikos rinkoje, pakonsultuoti. Aš pas juos pirkęs jau ne vieną objektyvą ar fotokamerą ir tikrai likau patenkintas kokybę bei aptarnavimu. Ir jeigu jums patiko šis epizodas, tai kviečiu prenumeruoti, nes planuoju ir daugiau padaryti epizodų apie kitus objektyvus, kurie man patinka ir kuriuos naudoju kasdieniai fotografijoje. Ir susitiksim kitame epizode. Iki!